Hei, sveiki, šiandien pakalbėsiu apie profirmas ir gale pasakysiu, ko būtinai negalima daryti. Bet prieš pradedant pristatau, kaip visada, čia nėra finansinis patarimas, video yra edukaciniais tikslais prieš pradedant prekiauti, forex, futures, kripto ar kitose rinkose būtinai įsivertinkite savo rizikos toleranciją. Taigi pasidalinsiu apie profirmas. Neisiu į detalės, kas jos yra, skirtingos firmos, bet pakalbėsiu apie vieną Forexo firmą ir apie vieną futures firmą iš abiejų, iš kurių esu pati asmeniškai gavusi payoutą, tad galiu, manau, nuoširdžiai ir kalbėti. Okay, šokam į mano ekraną, šitą padėsime į šonelį ir aš noriu parodyti pirmiausia Funding Pips firmą. Ir kas yra tos profirmos? Tai tiesiog yra įmonė, kuri tau suteikia kapitalo, kurį gali prekiauti, pradedant su labai nedidelė suma, sakykime, 10 000 kapitalo, tu gali įsigyti vos už keliasdešimt $. Pažiūrim, parodysiu tas būtent kainas. Tai Funding Pips, tiesa, aš turiu taip pat affiliate nuorodą, tenais duoda berods 5% off, jeigu šiuo metu nėra akcijos, tai galite pasinaudoti ir tuo, yra aprašyme. Ir pagrinde, ką reikia daryti, tai reikia pereiti jų challenge, tai pereiti į firmos challenge, tam, kad įrodytum, kad tu esi skilled, įgudęs traderis, moki elgtis su sąskaita ir tuomet gauni kitą sąskaitą, vėl švarę, nuo pradinės sumos, kur gali auginti tą sąskaitą ir gauti išmokėjimus. Tai aš būtent tuo pasidalinsiu. Ir čia yra pavyzdys. Galime turėti instant. Tai reiškia, kad jums nereikia praeiti jokių challenge'ų, jūs iš karto nusiperkate ir galite prekiauti. Dažniausiai jų yra taisyklės griežtesnės ir jie daugiau kainuoja. Yra vieno žingsnio, tai reikia tik tais vieną kartą įrodyti savo gebėjimus ir yra 2 steps. Populiariausia, kaina pigiausia ir aš tuoj parodysiu čia pavyzdį. Tai 2 step, Funding Pips ir pasirenkam 10 000 ir tai kainuoja $66. Tikrai juokinga suma, dinner out, skaityk vakare išėjus. Ir ką reikia mums atlikti? Tai turime 2 stadijas, 2 evaluation stadijas, student ir practitioner. Ir čia ką reiškia būtent šie dalykai. 3 dienas mums reikia bent jau tradinti, tai gali pakelti savo sąskaitą per vieną dieną ir paskui ten atidaryti mažus traidus. Funding Pips nenuminusuoja dėl šito dalyko, tiesiog, kad užskaitytum tradinimo dieną. Bet gali tiesiog išskirti tą pelną per 3 dienas. Ir kokie čia yra procentai? Maximum daily loss, vadinasi, per dieną negalima prarasti daugiau negu 5% nuo sąskaitos. Tai nuo 10 000 tai yra $500. Tai yra tikrai labai daug. Bendrai negalima prarasti daugiau negu 10 000, tai negali sąskaita nukristi žemiau $9,000. Ir jūsų targetas yra, ką jums reikia pasiekti? Pasiekti pelną $800 ir leverage gaunat 1/100. Kai šitą padarot, kai pasiekėt šitą ir nei viena iš tradinimo dienų nebūna mažiau 5% per dieną arba bendrai nenukrenta žemiau 9 000, tuomet jūs pereinate pirmą fazę. Kas tada vyksta? Gaunate antrą sąskaitą, vėl pradedam nuo 10 000 ir reikia padaryti lygiai tą patį, išskyrus mūsų profit targetas yra tik tais 5%, tai 500. Kai tą padarai, antrą kartą įrodai, gauni master accountą. Aš asmeniškai pirmą kartą įsigandau, tai jis vėlgi būna demo, bet jau savo pelną su prekiauta gali išsimti. Ir yra skirtingų opcijų, kaip tu gali išsimti. Įprastai būna 80% pats pasiemi ir 20% pasilieka firma. Sakykime, perėjau, suprekiavau $500
ir aš galiu pasimti 80%, kas yra 400. Man $100 lieka firmai. 66 doleriai, kaip sakiau, juokinga, gaunat 5% nuolaidą, jeigu norit pasinaudoti kodų, šiai būna tų akcijų ir Valentino dienos, ir Black Friday, ir kokius tik nesugalvoja, tai visą laiką žiūrėkite jų socialinę mediją. Kaip pavyzdys, 100 000 gali pasimti už 470. Tai vietoj to, kad tu pradėtum savo Forex sąskaitą su nedidelė suma, su keliais $100, kas yra tikrai sunku ir valdyti riziką su tokia nedidelė sąskaita, jūs galite investuoti į būtent tokį akauntą. Kas liečia Forexo Prof firmas, yra labai geras puslapis, aš jo pasidalinsiu nuorodai, taip pat Find Prop Firm Match. Tai čia būtent yra skirtingos firmos, jų yra begalė. Aš tai galiu kalbėti apie tą, apie kurią pati naudojau. FTMO irgi, būtent va šita irgi yra labai gera firma. Jie taip pat turi nemokamą trial. Tai galite tiesiog nemokamai išsibandyti, kokia jūsų yra rizikos, koks jūsų rizikos valdymas, ar gebėsite pereiti, padaryti tuos būtent procentus pakelti. Ir čia, matot, viską parodo. Ką galite tradinti, tai kripto, būtinai skaitykite taisyklės, netingėkite praleisti, nežinau kiek ten laiko, kaip greit skaitote, bet netingėkite paskaityti, kokios taisyklės. Ar galima tradinti prieš naujienas, po naujienų, kiek reikia palaukti, koks minimum tradinimo laikas. Tai tarkim su Funding Pips, minimum vienas traidas turi būti 2 minutės. Tai kas skalpinat, pavyzdžiui, mes turime live sesijas su mūsų edukatorium, kur skalpinimas trunka kartais 2, 3, 5 sekundės vienas traidas. Tai netinka būtent šita prof firma, tai reikia į tą labai atkreipti dėmesį ir tiesiog paskaityti atidžiau. Čia yra būtent terms of use, detailed information. Tai netingėkite pasiskaityti. Ir šitas puslapis tikrai padės išsirinkti jums taip pat firmą. Čia keletas payoutų. Tikrai išmoka, tikrai ateina į sąskaitą pinigai, tai tuo galima pasidžiaugti. Dabar kas liečia Forex. Forex, ne? Tai čia aptarime. Taip pat yra ir futures. Aš dabar pradėjau tradinti su futures. Ir čia yra mano firma, su kuria būtent aš bendradarbiauju. Turiu omeny, joje turiu savo sąskaitas. Ir koks yra skirtumas, kad kai tu turi Forexo funded accountą pro firmą, tu vieną kartą susimoki ir tada pereini tuos evaluations ir viskas. Su futures biški buvo kitaip. Ir čia yra pavyzdys. Sakykime, mes norim nusipirkti, rekomenduoju, tai 50K akauntą, geriausias kokybės santykis ir čia rašo 167 per mėnesį. Mums reikėtų pasirinkti geriausią trade weight, nes galima sujungti tiesiai per TradingView, tradinti kartu su TradingView platforma. Ir čia turime irgi skirtingus dydžius ir matome apačioje kainas. Ir čia yra per mėnesį. Per mėnesį tol, kol pereisi būtent tą pirmąją fazę. Tai yra tik tais viena fazė ir tikslas yra pasiekti, kaip pavyzdys su 50 000, yra pasiekti 3000. Čia yra trailing threshold. Tai jūsų drawdown yra trailing. Aš savo YouTube video esu padarius, tai galite paieškoti arba priseksiu čia kažkur priseksiu, kad matytumėte, kas tas yra trailing drawdown ir su juo reikia labai atsargiai, nes skaičiuoja ir equity, ne tik tais balansas. Ir mes turime tą sąskaitą, tą kainą 167, bet visą laiką Apex praktiškai turi nuolaidą, tai nemokėkite niekad tos sumos. Aš asmeniškai naudoju Tori, T-O-R-I,
discounto kodą, jinai tiesiog man labai patinka kaip traderė, radau iš Instagramo, būtent ten ir susipažinau su futures tradinimu, tai minimum duoda 50%, bet kartais būna ir 80 ir 90%, tai gali nusipirkti 50k sąskaitą už $33, už $16, tai tikrai juokingi pinigai, kai pagalvoji, bet reikia neturėti to mindseto, $30. Sublowinsiu akauntą, ne. Vis tiek reikia elgtis atsakingai, tai yra pinigai. Dabar kas vyksta, kai pereini šitą sąskaitą, reikia susimokėti lifetime fees arba toliau kas mėnesį mokėti. Tai jeigu nusipirkat su nuolaida, vis tiek, bet kokiu atveju labiau apsimoka nusipirkti tą lifetime fees, jis būna 80, 100, 125, 160 max dolerių. Kalbu apie 50k akauntą. Tai irgi turėkite tą omeny, kad perėjus evaluation reikės dar kartą aktyvaciją susimokėti. Beje, Funding Pips, žinau, kad paleido ir savo Funding Ticks, tai yra jų futures firma, bet aš pati dar nenaudojau, bet visai būtų įdomu pasižiūrėti taip pat. Jeigu kam įdomu, kažkur Funding Ticks pasižiūrėkite ir tikriausiai rasite. Ok, tai čia būtent yra toksai skirtumas. Kas man patinka su futures, būtent su Apex, kad kai gauni išmokėjimą, pirmi 20 000 yra 100% pelnas tau. Tai jeigu suprekiavai, visą pelną, ką išsiemi, yra tau. Bet kadangi yra trailing drawdown, tai reikia pasidaryti bufferį, tarkim, gauni sąskaitą su 50 000, reikia sutreidinti iki 52 600 minimum, kad galėtum išsimti 500, čia yra tokia minimali suma. Ir aš tą minimalią sumą pasiekus išsiėmiau, nes tiesiog buvau labai excited. Čia buvo dar ir kitas payoutas. Tai iš tikrųjų labai džiugu, tikrai ateina į banko sąskaitą, patikima firma tiek, kiek man pačiai teko susidurti. Ir tas yra pagrindinis dalykas. Žinoma, yra ir kitų, kiek žinau, top steps, bet aš apie juos negaliu daug kalbėti. Vėlgi, labai svarbus dalykas pasiskaityti taisyklės, netingėti. Pliusas galima tradinti per naujienas su futures, jokių apribojimų nėra, bet yra kiti apribojimai, kaip turi būti atitinkamas risk to reward, turi būti atitinkamas procentas, kiek tu per dieną gali gauti pelno, kad nebūtų taip vieną dieną sutreidinau 5000, nes paėjo kažkoks geras treidas, o kitas dienas tenais jokio pelno arba į minusą. Tai reikia turėti tuos dalykus omenyje. Jeigu turit kažkokių klausimų specifinių, rašykite komentarus, aš pasistengsiu padaryti video. Ir labai svarbus dalykas, kur gauti edukaciją, tai kaip visada priminsiu, kad galite rasti visą informaciją čia. Čia yra būtent svetainė, rašykite į mano Instagramą raminta.gri, aš pasidalinsiu, kaip galite gauti prieigą prie visų live sesijų, kur turime su edukatoriais, prie praeities įrašų, kuriuos mes turime būtent su edukatoriais ir taip toliau, tai irgi labai svarbu. O svarbiausias dalykas, ko negalima daryti prieš pradedant tradinti su prop firma, tai yra nenusipirkite akaunto. Pirma, praktikuokite su demo sąskaita, išmokite, kaip reikia valdyti riziką, susipažinkite su tradinimo psichologija, nes tai yra vienas svarbiausių dalykų, išmokite savo techniką, kada tradinate, visą šitą informaciją prieš perkant, prieš pradedant prekiauti su live sąskaita ir panašiai. Ir labai geras dalykas yra FTMO nemokamas trial. Tai aš dar galiu parodyti čia tiem, kas nori tradinti su būtent Forex rinka. Tuoj nueisiu, pabandysiu paieškoti. FTMO. Ir galime pažiūrėti tiesiog, yra free trial, FTMO challenge, free trial,
užsiregistruojat į free trial ir viskas. Pasibandykit, pažiūrėkit, kaip sekasi, tikiuosi, seksis labai puikiai. Jeigu turit klausimų, kažkas įdomu, rašykit į mano Instagramą raminta.gri, nepamirškit subscribe ir jei yra kažkokių pasiūlymų, taip pat rašykit. Tai šiandien tiek ir iki.